Nors mano mėgstamiausi klausimai iš tokių gilesnių, bet tokie lengvi, kad ir per daug neužkrautum, tai pavyzdžiui kažkokia vyksta visuomeniai situacija ir aš sakau savo vyrui, o vat, kaip tu elgtumės tokioje situacijoje, arba ką tu galvoji. Ir visai smagu vat, iš naujo išgirsti požiūrį, tiesiog Svarbu jo neatmesti, būtent pažinti, nes žmonių vertybės keičiasi. Kartais mes būnam pasikalbėję tik tuo metu, kai buvom įsimylėję, taip viską gyvenimą, ten svajonės, viską, o tai buvo prieš 20 metų. Pasikeitė. Šiek tiek, kai kurie dalykai keičiasi, transformuoja, atsiranda naujų. Ir jeigu pora giliai nesišneka, mes kartais jau nebepažįstam žmogaus. Ir tas naujas atradimas, bet reikia tik išklausyti dėmesingai, stengtis nepertraukinėt ir neatmesti to kitokio požiūrio negu mūsų. Sakyti, okei, gerai, supratau, tu va taip matai, įdomu, mano kitoks požiūris yra.